Labas visiems! Po 2 mėnesių pertraukos grįžtu su rubrika Klausimai atsakymai. Paskutiniu metu nemažai atsakinėjau privačių žinučių, todėl paustų nusprendžiau patikrinti, ar prasidėjus sezonui sportininkams kyla daugiau klausimų. Atsižvelgiant į operatyvumą ir klausimų kiekį, atsakymas tikriausiai būtų taip. Todėl džiaugiuosi galimybę jums į juos atsakyti. Gero žiūrėjimo. Pirmas klausimas, kurį gavau dar prieš tai įrašyto epizodo. Toks labiau techninis, turbūt galima būtų ir atskirą epizodą apie tai rašyti, bet aš pasistengsiu trumpai ir išskirti kelis niuansus. Į PSC įrangą ir jos teisingas naudojimas, o būtent dėklų, dėtuvių dėkliukų, magneto, ginklo dėklo, pozicija production divizionai. Tai pasiėmiau aš savo darbinį diržą. 3 dėkliukai, magnetas, dėklas. Išskirčiau kelis dalykus. Visų pirma, magneto naudojimas. Mano atveju praktiškai magnetas yra naudojimas labai retai. Tai yra tais atvejais, kai nuo kažkokio paviršiaus man reikia paimti daugiau negu vieną dėtuvę. Tokiu atveju yra technika, kai viena ranka imi 2 dėtuves, vieną tvirtini prie magneto, kitą įstatai į ginklą. Yra sportininkų, kurie magnetą naudoja vietoj dėkliuko. Tai yra, jie tvirtina dėtuvę, kurią pirmąją keis. Man šitas dalykas nelabai tinka ir patinka, todėl kad judėjimo metu dėtuvė turi visas sąlygas pakeisti savo kampą, o tai gali įtakoti dėtuvės keitimo greitį. Kai dėtuvė yra dėkliuke, mes žinom, kur jos ieškoti. Todėl, man atrodo, šitas dalykas yra lengviau išdirbamas, ištreniruojamas. Kalbant apie dėklo poziciją, per mano tą vadinamą karjerą mane yra rėmę 3 pasaulyje žinomi ginklų dėklų gamintojai ir su visais jais yra tas pats niuansas. Jeigu jūsų ginklo dėklas bus labiau taip ar labiau taip, jūs tiesiog negalėsite ištraukti pistoleto iš dėklo. Arba jeigu jau jūs jį lupsite, tai lupsite su visom vidiniam detalėm. Todėl labai svarbu užsidėti diržą, užsidėti dėklą ir būtent atrasti tą poziciją, kur ginklas lengvai išsitraukia. O tada treniruotis. Bet nepamirškite, kad pistoleto ištraukimas iš dėklo nėra tik tai apie greitį. Visų pirma, tai yra apie gerą ginklo paėmimą. Priešingų atveju jūs galite susidurti su tokiais iššūkiais kaip ginklo paėmimo keitimas pratimo eigoje, kas neabejotinai turės įtakos laikui. Arba jeigu jau jūs nuspręsite, kad kai paėmėt, tai yra nemaža tikimybė, kad tai įtakos jūsų pataikymus. Kol kas šiuo klausimu tiek. Antras klausimas. Kuo planuojate užsiimti baigęs profesionalaus sportininko karjerą? Tai pirma mintis, kurią sugalvoju, tai yra treniravimas. Man atrodo, tai būtų natūrali seka, turint žinias, turint patirtį, man atrodo, sugebėjimą perteikti informaciją. Antras dalykas, apie kurį pagalvoju, o kokiamis aplinkybėmis ta karjera turėtų pasibaigti. Ir tai tikrai nėra amžiaus klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad 99% visų susitarimų yra metams į priekį, tai pavyzdžiui pasibaigtų šaudmenų parama. Toks scenarijus yra labai realus, su juo aš esu susidūręs iš labai arti praeitų metų pabaigoje, kai keitėsi gamyklos akcininkai, keitėsi gamyklos marketingo politika, ofiso darbuotojai ir man teko iš naujo įrodinėti, kodėl aš turėčiau būti viso to dalimi. Čia to tokia liūdnoji pusė, bet per pakankamai trumpą laiką atsirado 2 alternatyvos. Tai buvo įmonių grupė, kuri norėjo, kad aš keiščiau ne tik tai šaudmenų gamintoją, bet ir ginklų gamintoją. Šitas variantas man nelabai tiko, nes aš su Gunpoweriu esu 10 metų ir aš gamyklai esu be galo dėkingas už viską ir tai yra gamintojas, su kuriuo aš užaugau. Antras gamintojas buvo, jie turėjo siauresnę liniją, su jais, tai sakykim taip, pažengėme diskusijose, bet tada išsisprendė fijoki.
klausimas ir aš gavau, turbūt vieną geriausių pasiūlymų per tuos 9 metus, kiek mes bendradarbiaujame. Bet kuriuo atveju, kas jau benutiktų su mano tą vadinamą karjerą, aš tikrai pasidalinsiu. Trečias klausimas. Kodėl tiek daug disciplinų vienu metu? Ar neatsiskėdė dėl to kokybė? Tai labai geras pastebėjimas, 110% tiesa dėl kokybės. Man tą yra sakę labai daug žmonių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kad aš išvaistau savo potencialą, kurį galėčiau realizuoti vienoje disciplinoje. Yra vienas didelis bet. Daug metų turiu bendradarbiavimus su žinomais pasaulio gamintojais. Kai pas juos ateina sportininkas, kuris šaudo vienoje disciplinoje, jisai yra lašas jūroje. Tokių žmonių kaip aš, kurie sugeba 4 skirtingais ginklais laimėti medalius arba performinti 90+ % Lietuvoje ir užsienyje, yra labai labai mažai. Nekalbame turbūt apie dešimtis Europoje, bet turbūt kalbame apie šimtus. Bendroje masėje tai yra labai labai mažas žmonių skaičius. Kita pusė, kurią norėčiau dar pastebėti, tai yra istorija, kaip aš atsidūriau būtent šioje situacijoje. Ir ta istorija irgi atsako į labai daug klausimų. Tai 2014 metais, kai aš gavau pirmąjį Gunpowder kontraktą, aš šaudžiau tik tai į PS pistoletu. Iki 2016 metų tą ir dariau. 2016 metais gavau darbo reklamuoti civilinę pistoletų liniją. Tai yra K100, Q100. Tam tinkamiausia buvo IDPA. Taigi 2014-2018 aš šaudau, reiškia, pistoletu į PS ir 16-18 aš šaudau pistoletu į IDPA. 2018 metais iš Amerikos į Europą ateina PCC disciplina. IDPA nueina į šoną. 18 metais tai yra provisional, ta bandomoji disciplina. Tai nuo 2018 metų aš pradedu šaudyti PCC pistoletu ir kartu tais pačiais metais, taisyklių prasme visiškai legaliai, su tuo PCC karabinu aš laimiu Rifle Lietuvos reitingą. Ko pasiekoje, vienas vokiečių gamintojas man parašo, gal aš noriu su tam skirtu 223 ginklu dalyvauti Rifle disciplinoje. Savaime suprantama, man reikėjo Gunpowder patvirtinimo, kurie neturėjo 223 linijos ir aš parašiau šovinių gamyklai, tai yra Fijoki, kurie mane rėmė jau nuo 2016 metų, ar jie man duos šio kalibro šovinių. Tai abudu atsakymai buvo teigiami, tai ginklą iš vokiečių gavau, šovinių iš italų gavau. Nuo 2019 metų laimiu 4 Lietuvos Rifle reitingus ir 4 PCC reitingus. Tame visame periode dar Fijokis pasiūlo mane Beneliui, tai yra didžiausia pasaulyje lygiavamzdžių gamintojas. Taigi prie PCC karabino prisideda dar lygiavamzdis. 2022 metais mes neberandame su vokiečiais bendros kalbos ir mūsų bendradarbiavimas kaip ir baigėsi, bet 2022 Gunpowderis paleidžia Freja. Tai yra 223 karabiną. Tai vėlgi, įrankį darbui aš vėl turiu. Taigi, visą tai, ką dabar papasakojau, vienas dalykas, kuris turbūt yra akivaizdu, niekur nėra. Man patinka, aš noriu, man nepatinka. Aš kaip sėdžiu prie stalo, o man atneša valgyt, ką pagamino, tą ir valgai. Tai čia vat iš tos serijos yra, kad per visą tą savo laikotarpį, ir mes kalbam apie 10-metį, aš nelabai turėjau pasirinkimo. Labai dažnai žmonės klausia, ar tu nenorėtum, ar tu nenorėjai, kad ten vienokie, kitokie tuningai, dalykai ir panašiai. Žinokit, nei akimirkai nesu dėl to pasigailėjęs. 4. klausimas. Šitas geras. Koks jausmas nelaimėjus Rifle Lietuvos čempionato? Tai 2 minutės nusivylimo, nes tai yra 0,2% arba 2 taškai. Po 2 minučių pagalvoji, kad 90% nuo pasaulio čempiono yra netoks jau ir blogas rezultatas. Ir tada po dar 2 minučių pagalvoji, kad po 2 savaičių laukia Estijos shotguno čempionatas ir eini dry firint.
Dabar sudėkime taškus ant į. Vitalijus yra geriausias raiflistas Lietuvoje šiai dienai. Taip jam galite ir perduoti. Jisai laimėjo 2 kartus Lietuvos čempionatą iš eilės, abu 2 kartus prieš mane, vieną kartą 2%, kitą kartą 2 taškais. Labai smagu, kad yra žmonių, kurie bando mane pateisinti. O kas ten, jeigu kažkas ten? Viso to daryti nereikėtų. Aš esu už įdėtą darbą ir pastangas kitą kartą pasirodyti geriau. O žmogus, kuris man šitą klausimą uždavė, kadangi jo profilis yra užslaptintas, tai galėjote, nežinau, kiek čia buvo noro paprovokuoti, bet prieš tai galėjote pagirti, kad prieš savaitę visai neblogai pasirodžiau Čekijoje. Tai šio klausimu tiek. 5 klausimas. Ar esi bandęs topinės komplektacijos ginklus visose disciplinose? Tai pirma mintis, kuri kilo, perskaičiu šitą klausimą, o kodėl mano turimi ginklai nėra vertinami kaip topinė komplektacija. Argumentuosiu. Kalbant apie pistoletą, Production Optics nelabai yra daug ką pasakyti, nes tai yra, tu paimi gamyklinį pistoletą, užsėdi kolimatorių ir tada yra tik tai skonio reikalas polimerinis rėmas ar metalinis. Kalbant apie PCC, po mano paskutinio pasirodymo Čekijoje 99% ir 2 vieta. Kontraklausimas. Kodėl mano stribogas iš dėžės nėra topinė komplektacija? Kitas argumentas yra Pavolas Ženšaras, tai yra slovakų sportininkas, kuris su stribogu užima aukščiausias vietas, aš manau, jis yra vienas geriausių pasaulyje PCC sportininkų. Savaime suprantama, aero platforma yra ta, kur sportininkai turi daugiausia galimybių ir pasirinkimo investicijomis, bet mano atveju stribogas man atitinka visiškai visus lūkesčius ir poreikius. Kalbant apie lygiavamzdį, Benelli M2 Speed, tai yra tai, ką aš naudoju, ginklas, kurį aš gavau pagal kontraktą su gamykla. Tai yra modelis, naujausias modelis, kuris buvo gamintas pagal pasaulio čempionų rekomendacijas. Tai vėlgi, kiek aš pasiklausau aplinkui šaulių, į jį yra sudėta visa tai, ko reikia. Ir vėlgi, tu gauni visą tai, jau atsidaręs dėžę, tau nereikia į nieko investuoti į jį. Ir karabinas. Karabinas čia turbūt daugiausiai diskusijų, daugiausia vietos diskusijoms yra. Yra sportininkų, prie kurių treniruočių ir pasirašymo varžyboms turiu galimybę prisidėti. Ir yra žmonių, kurie tikrai išmano apie ginklus, išmano, kaip jį surinkti, kad jisai būtų ir funkcionuojantis, ir gerai funkcionuotų. Ir šiuo klausimu skirtumus aš tikrai jaučiu. Bet tada mes grįžtame vėl prie rėmėjų temos. Marketingo prasmė ir esmė tame, ką aš darau, yra paimti ginklą vėlgi iš dėžės, tai yra tokį, kokį gali įsigyti bet kas, ir su juo daryti rezultatą. Jeigu aš patinka, nepatinka, noriu, nenoriu, susirenku, nesusirenku, aš tiesiog neturėčiau darbo. Todėl tęsiu toliau su tuo, ką turiu. 6 klausimas. Ginklų upgrade'ai, jei ginklas naudojamas tiek sporte mėgėjiškai, tiek saviginai. Tai saviginos tema aš neturiu kompetencijos kalbėti, noro taip pat, nes dabar visi yra saviginos ir taktikos ekspertai, tai grupai žmonių priklausyti aš nenoriu. Tai šitą klausimą aš pakreipsiu šiek tiek kitaip. Tai yra civilinės linijos ginklų naudojimas sporte. Tai mano nuomonė, iš gamyklos išleistas ginklas yra optimaliausios ir saugiausios komplektacijos. Taigi jisai gali tikti ir vienur, ir kitur. Kita pusė, jūs nueikite į mano YouTube kanale 2010 metų video, aš negaliu minėti pavadinimu, nes bendradarbiauju su konkurentais, ir jūs pasižiūrėkite, su kokiu ginklu aš pradėjau sportuoti ir kokius rezultatus darydavau. Tai gali padėti jums suprasti, kad jeigu jūs norite tiesiog turėti gerą laiką, jūs galite tai turėti su tuo, ką jūs jau turite. Jeigu jūs norite rezultatų, tai tenais gali veikti taip pat kaip motyvacija, kad su visiškai netinkamu sporto ginklu galima pasiekti labai neblogų rezultatų. 7 klausimas. Ar bandėte kada šaudyti free gun disciplinoje? Ar Lietuvoje vyksta tokios varžybos? Ar teko bandyti tolimojo šaudimo discipliną? Esu ne vieną kartą deklaravęs, kad viso to
ką aš darau piramidės viršūnė, yra friganas. Tai viena iš priežasčių, kodėl aš stengiuosi performinti visais 4 ginklais, kad rėmėjams parodyt, kad galbūt aš galiu būti naudingas jiems ne tik tai Europoje, bet ir Amerikoje, kur yra frigano rojus. Lietuvoje tokios varžybos nevyksta. Žinau, kad vyksta Lenkijoje, bet jos nėra sankcionuotos, ten pagal savas taisyklės. O aš, kaip sakant, norėčiau, jeigu jau dalyvaut, tai pagal visas amerikietiškas tradicijas. Ar esu bandęs tolimojo šaudimo discipliną? Nesu, tokią galimybę aš turėjau. Vienas gamintojas man siūlė surinkti į ginklą. Šovinių aš manau, kad iš gamyklos aš irgi būčiau gavęs, bet man ten trūksta dinamikos, sakyčiau taip. Kaip sakė Deivis, gerai, kad tavęs tenais nėra. Tai kol kas ir neplanuoju, bet niekada nesakau niekada. 8. klausimas. Taikliausias šautas AR-15, Piston RDI, kodėl? Toks visiškas toliašaudžio klausimas. Mano supratimas apie ginklo taiklumą yra už 300 metrų esanti 15 cm lėkštutė arba alfa zona. Visi mano turėti ginklai šitą tikslą pasiekdavo. Netgi turiu vieną dabar su 30 000 maždaug rida, kuris dar vis pataiko ten, kur aš noriu pataikyti. Tai čia komplimentas gamintojui. Piston RDI nežinau, nes per savo gyvenimą esu pirkęs 2 ginklus, abu 2 pistoletus. Vieną, kad pradėčiau iš viso sportuoti į PSS sportą, antrą, kad galėčiau šaudyti už komandą, nes gamyklos pirmoji parama buvo marškinėliai. Visus kitus ten 20+ ginklų aš esu gavęs. Tai čia iš serijos, ką duoda, tą naudoju. 9. klausimas. Kiek iššauni per metus? Trumpai tariant, apie 20 000. Bet turėčiau išskirti kelis niuansus. Kadangi aš šaudau 4 skirtingais ginklais, 3 skirtingais kalibrais, vienas esminių dalykų mano varžybiniam sezone yra planavimas. Tai reiškia, kad aš nesimėtau tarp disciplinų. Pas mane yra etapai. Pistoleto etapas, PCC etapas, shotguno etapas, karabino etapas. Tai reiškia, kad aš per mėnesį ar 2, ruoždamasis, pavyzdžiui, pistoleto varžyboms, galiu iššauti 4-5 tūkstančius ir tada per likusią metų dalį iššauti ten dar ar 1000 ar 2. Planavimas yra vienas esminių dalykų, norint sėkmingai performint skirtingais ginklais. 10. klausimas, finišo tiesioji. Nuo ko pradėti, ieškant rėmėjų? Tai pradėkite nuo to, kad pažiūrėkite YouTube mano įrašytą video apie rėmėjus. Aš nuorodą įmesiu čianais aprašyme. Tenais susidarysite įspūdį iš vis, apie ką tai yra ir su kokiais niuansais aš susiduriu. Kitas dalykas, pradėkite nuo savęs. Turite suprasti, kad daug ir dabar nebus. Čia turbūt kaip ir kiekviename darbe, tam, kad gautumėte geresnės pareigas, reikia laiko ir patirties. Aš priminsiu, kad mano pirmoji parama 2011 metais kaip komandos nario buvo marškinėliai su mano pavardė. O visą kitą aš turėjau nusipirkti pats. Kai man dabar prieš porą metų Benelis pasiūlė kontraktą pratęsti už marškinėlius ir ginklo detalės, aš jau leidau savo atsisakyti. Va ir viskas. Netrumpas epizodas gavosi, bet noriu tikėti, kad atsakiau į jūsų klausimus. Jeigu kažkokia klausimo dalis liko neatsakyta, patikslinkite ją ir aš vėl prisėsiu, vėl įrašysiu. Man atrodo, toks formatas yra geriausiai, ne kai aš pats kuriu temas, o kai jūs man paduodate. Ačiū už tai. Ruoškitės varžyboms. Lietuvoje varžybose mes susimatysim tikriausiai jau tik tai kitais metais, bet žinokite, kad jūsų pasirodymus aš seku. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti like ir